Tada, prieš 50 metų, jau tikrai, kai Lietuva buvo sovietizuota, suvaryti žmonės į kolūkius, atimta nuosavybė, paversti žmonės kumečiais, neturėjo savo teisių, buvo tokie laikai, kad netgi neišleisdavo išvažiuoti niekur žmogaus iš kolūkio ar iš kitos vietos, visur buvo kontroliuojama sovietų valdžios ir tarsi tamsa, priespaudos tamsa apgaubė mūsų tėvynę. Lietuvis dažnai, kaip Brazdžionio eilės prisiminęs, paklausdavo, ar tu gyva, o tėvynė savo medžiai, savo gamta, savo laukais, savo pievomis, savo sodybomis atsakydavo, aš čia gyva. Kiekvieno lietuvio širdyje nuo pat prigimties su gimimu jisai gauna ir teisingumo supratimą, ir sąžinę, ir gauna tautinį, patriotinį suvokimą, kad jis yra laisvas žmogus, kad jis yra lietuvis ar kokios kitos tautos pilietis, tautos atstovas ir kad jis yra šios žemės žmogus. Kadangi, kaip gražiai poetas pasakė, kiekvienas šitos žemės grumstas tai yra mes, nes mes iš šitos žemės gimstam, šitoj žemė gyvenam ir į šitą žemę sugrįžtam. Kai Lietuvą apgaubė šitą tamsą, kai kurie Lietuvos žmonės numarino savo širdyse tą tikrąjį supratimą, kad jie lietuviai, kad jie patriotai, kad jie laisvi žmonės ir už gardaus valgio šaukštą, už trupinį aukso nuėjo ten, kur yra geriau, kur yra patogiau. Tais sunkiais metais, kai buvo Lietuvos priespauda, sovietizacija baisi, augo ir mūsų karta ir iš kur mes surasdavom ir sugaudydavom tą iš nepriklausomybės laikų atsklindantį dar gyvybingumą tautos. Tai aišku, mūsų senelių, mūsų tėvų pasakojimai, mūsų paminklai. Kažkur tai miškuose surastas kapas, kaip Svedasuose prie koplytėlės bajorų. Visą laiką, sovietiniais laikais žydėjo gėlėmis partizanų kapai ir netyčia užklydęs tenai suprasdavai, kad štai kur yra Lietuva, kad Lietuva žydi ir Lietuva prisikels. Taip pat teikia daugybę informacijos surastos nepriklausomybės laikų laikraščiai, žurnalai, knygos ir balsai iš vakarų, kur išvykę pasitraukė Lietuvos patriotai, kalbėjo apie laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. Amerikos balsas, Laisvoji Europa, Vatikano radijas. Ir pagaliau atėjo tie laikai, kai Lietuva vėl atsibudo, kai vėl suplevėsavo trispalvės. Kurgi pati pirmoji trispalvė Svedasų krašte buvo, kur jinai suplevėsavo. 1988 metų, rugpjūčio 9 dieną, Žaliosios kaime ant Vaižganto tilto buvo iš naujo dedami į tilto pinučius Vaižganto bareljefai. Ir tada dar buvo pati pradžia, dar vėliavų niekur neplevėsavo. Ir vienos merginos rankose buvo nedidelė maža trispalvė vėliavėlė. Ta mergaitė buvo iš Butėnų. Norit sužinot kas? Lendrina Meškauskaitė. Tų pačių 88 metų vasarą, prieš pat mitingą, kuris turėjo būti anykščius rugsėjo 4 dieną, Svedasų miestelio patriarchas, jeigu mes švenčiam šiandien Lietuvos 25 metus, mūsų patriarchas taip pat tebėra gyvas, jisai šiemet švęs 90 metų. Taigi Bronis Neniškis pasiuvo lietuvišką trispalvę. Ir su ta trispalvė Svedasų delegacija nukeliavo į anykščius, į mitingą. Ir Svedasai buvo kaip flagmanas tame atgimimo fronte. Po keletos metų su šita vėliava Broniaus sūnus Jonas Neniškis su Eimiu Gutmanu nuvyko į Latviją. Buvo Latvijos gal antroji ar trečioji nepriklausomybės dienų metinės Latvijos nepriklausomybė. Ir jie žygiavo Rygos gatvėmis su vienintelė lietuviška vėliava, su Svedasų vėliava. Ir visi Latviai stebėjasi, ėjo prie tos vėliavos, ją glostė
ir parodė reportažą Latvijos televizija, kur buvo pasakyta Lietuvos delegacija. Ta vėliava yra išlikusi, bet dar nežinia, kur jinai yra. Dabar kaip kažkas ieško nepriklausomybės akto 18 metų, taip pat mes dabar ieškom tos vėliavos. Ir kai mes tą vėliavą surasime, jinai vėl suplevasuos čia ir jinai galbūt bus pats pirmasis sumanytos Svėdasų krašto muziejaus eksponatas. Ir prie šitos vėliavos eis kita istorija, tikroji istorija. Ir teisinga istorija. Manau, kad mes 25 metus jau gyvenam nepriklausomai Lietuvoje, turbūt gyvensime per amžius ir jokie priešai mūsų vėl nepavergs. Ir sieksime, kad ta Lietuva būtų teisinga, nes jeigu mes būtumėm prie nepriklausomybės dar pridėję teisingumą, jeigu visur būtų vyravęs tik teisingumas, tai mes dabar gyventumėm iš tikrųjų kitokio Lietuvoje. Taigi, tegyvuoja laisva ir teisinga Lietuva.